Mėgėjams turiu pasiūlyti irgi Mersiuką Mannheimo aukcione S550 Coupe. 119 000 mylių rida, 4-7 varikliukas, formatikas, 4 varomi ratai. Matosi, biški jau yra padaužytas bamperis, gerokai. Čia atsilūpęs lakas visur, nu čia nuo saulės. Ant kapoto atsilūpęs lakas. Bet gražiai spalvykė, diskai juodi, diskai irgi tokie jau padaužyti matosi. 360 kameros, turi durų pritraukėjus, aišku, čia šiek tiek pabraižymų, projekcija ant stiklo. Ta prasme, užkrautas automobilis tikrai yra labai neblogai. Bet ką aš matau, kad yra sudaužyta panorama suskilusi. Turi dvigubą stiklų paketą, odinį saloną, kaip Mersas be salono, burmaisteris, šildomos, šaldomos, masažinės sėdynės. Pati vairuoja, self-drivingas ir taip toliau. Matot, raudonas gražus dizaino salonas. Stiklas irgi šitas išdaužtas keleivio priekinės pusės, alkantara lubos. Rimtas aparatas iš tikrųjų. Kad ir mašinai jūs skaitykit, kiek 10 metų toj bus. Bet žinokit, atrodo vis dar tai tikrai smagiai. Išmetimas, kaip gražiai skamba. 4-7. Kam reikia emocijų, prašau. Automobilis rugpjūčio 7 bus aukcionas. Galima dalyvauti arba galima pirkti dabar 26 000 dolerių. Ar 23 dabar neatsimenu. Reiktų pasitikslinti iš tikrųjų, kad neapgaučiau. Nu kam įdomu, susisiekit, aš pasakysiu tikslę kainą ir galėsiu paskaičiuoti, kiek gausis iki Lietuvos. Pambraižytas ir galinis dangtis šiek tiek, bet čia galima nupoliruoti jį. Taip, toliau, ką mes čia turime. Pabraižymų tikrai yra tokių smulkmenų, kosmetiniai, kaip aš sakau, diskai tai gerokai pabraižyti, jau jas reikia daryti. Prie kuro bako dangtelio pabraižymas, ant priekinių durų taip pat. Kas įdomus, tai stiklais yra ir tas išdūžęs ir panoramos sudaužyta. Pats salonas, sakykime, dar tikrai gyvas yra, galima jį dar ir išsivalyti, ir biškį impregnuoti. Panelė pati tvarkinga. Durų pritraukėjai, veikiant abiejų pusių. Mato, diskas priekinis irgi kažkas labai negailėjo. Ir čia nulūžusi apatinė lūpa.